Nekelkite drono Lietuvos pajūryje, kol nepasitikrinote šių skraidymo zonų. Lietuvos pajūrys yra viena sudėtingiausių vietų skraidyti su dronu. Čia vienoje vietoje susikirta Palangos oro uosto zonos, Klaipėdos jūrų uosto apribojimai, pasienio reikalavimai ir saugomos teritorijos. Pradėkime nuo Palangos. Kadangi čia veikia oro uostas, dalyje teritorijos prieš skrydį reikės gauti leidimą iš oro navigacijos ir Lietuvos oro uostų. Tačiau yra ir zonų, kuriuose iki tam tikro aukščio nereikia jokio papildomo leidimo. Jei norėsite kilti aukščiau, leidimą galėsite pateikti per UTM sistemą ir jį reikia gauti dar prieš skrydį. Toliau keliaujame į Klaipėdą. Čia situaciją keičia jūrų uostas. Didelėje pakrantės dalyje skrydžiai galimi tik gavus uosto atsakingų institucijų leidimą, todėl vien pažvelgti į žemėlapį neužtenka. O jei planuojate skristi Nidoje ar Kuršių nerijoje, atsiranda dar vienas labai svarbus aspektas – pasienio zona. Joje leidimas išduodamas tik išskirtiniais atvejais su kariuomenės vado leidimu, o dronui reikalinga papildoma įranga – transponderis, kad jį matytų skrydžių valdymo bokštas. Todėl prieš kiekvieną skrydį verta iš naujo pasitikrinti UTM sistemą. Oro erdvės zonos gali keistis ir tai, kas buvo leidžiama vakar, nebūtinai bus leidžiama šiandien.